Norint sukurti paslaugą, rinkitės nauja SMS paslauga. Įrašykite projekto, kuris bus apmokestinamas adresą bei norimą raktinį žodį. Pasirinkite norimą numerį ir kainą. Pakeiskite raktažodį, jeigu pasirinktas jau yra naudojamas. Kuo paslaugos aprašymas tikslesnis, tuo lengviau tiek mūsų, tiek operatorių klientų aptarnavimo skyriams suteikti informaciją apie paslaugą. Nurodykite adresą, kurio perduoti gautos žinutės duomenys bei slaptažodį. Galite pasirinkti, kokius pranešimus apie klaidas norite gauti ir ar kartoti užklausą į jūsų serverį. Jeigu neturite ar nežinote duomenų perdavimo adreso, galite nusiųsti tikslią nuorodą savo techniniam žmogui, kad duomenys suvestų už jūs. Visos paslaugos yra tvirtinamos, tad ką tik sukurtos paslaugos ieškokite nepatvirtintų paslaugų sąraše.